Gegužės 2 ketvirtadienio laidoje Lietuvai minint narystės ES 20-metį Kėdainiuose kraštiečius džiugino koncertai, parodos, susitikimai. Ryto progimnazijoje nuskambėjo europietiškos dainos fiesta. Automobilių sporto mėgėjams pirmas renginys atnaujinamame aerodrome. Lietuvai minint narystės ES 20-metį Kėdainiuose kraštiečius džiugino ES šalių vėliavų alėja, susitikimai, koncertai, parodos, orientavimosi žaidimai. ES, kuriai šiuo metu priklauso 27 valstybės, buvo įsteigta 1993 metais. Lietuva oficialų prašymą priimti ES pateikė 1995, o 2003 Atėnuose pasirašė sutartį ir 2004 gegužę tapo oficialia nare. 20 metų ypatinga data, ypatingas skaičius mums visiems. Ir žiūrint laiko perspektyvoje, 20 metų nueita ir jeigu atsigręšime atgal, pamatysime, koks didelis pokytis įvyko apskritai šalyje, Kėdainiuose, Kėdainių rajone ir kiek visokių įvairiausių dalykų nutiko. Ir jeigu mes vertinsime, kiek ES mums svarbi, tai mes net 118 įvairiausių projektų įgyvendinome kartu su ES. Tai išties infrastruktūroje koks didelis pokytis. Viešose erdvėse, įvairiuose projektuose, tai labai daug ir didelė pažanga. Džiugu, kad šiandieną mes visi džiaugiamės. Ir aš manau, kad mums begaliniai tai svarbu suprasti ir vyresnės kartos žmonėms, ir jaunimui. Nes mūsų tvirtybė, mūsų gebėjimas būti sutelktume, bendrystėje, kaip niekad yra svarbu. Kai kalbėsi su žmonėmis, jie daug ką pasako, nes atsivėrė mums galimybės gyventi ES, dirbti ES, mokytis, dalyvauti įvairiuose projektuose. Ir iš tikrųjų, jeigu tai būdavo anksčiau visiškai kitos galimybės, tai dabar mums viskas lengvai pasiekiama. Ir žmonės tai vertina. Ir aš linkiu visiems to sutelktumo, bendrystės, geranoriškumo ir aišku taikaus dangaus. Kalbinti kraštiečiai džiaugiasi laisvė, demokratija, taika bei stabilumu. Labai maža dar buvau, kada įstojom, bet labai džiaugiuosi dėl to. Džiaugiuosi, kad jau užaugau ES, jaučiuosi, kad esu laisvas žmogus, laimingas žmogus ir jau tos kartos žmogus. Labai kažkaip, man šiandien tikrai yra šventė. Esam kartu, esam draugiški tarpusavį, sprendžiam bendras bėdas, man atrodo, kovojam su svarbiom problemom ir toje bendrystėje visą tai yra lengviau. Kartais gal ir sunkiau, bet man atrodo, net ir tie iššūkiai reikalingi mums visiems. Ne, tai apskritai čia tai, kad gyvename su ES ir turim tokias galimybės dabar taip ar nuvažiuoti iš Kėdainių į Palangą 2 valandas ar nuskristi bet kokią šalį, mes turim galimybę apskritai laisvai gyventi. Aišku, neteko mums gyventi kitaip kaip mūsų tėvams, ar ne, kai ten reikėdavo išvažiuoti, visai, mes nesam to pajutę, tiesą pasakant. Mes užaugom jau tame ir tik tai belieka mėgautis, džiaugtis ir vertinti tai, ką turim. Jums tai svarbi data? Be abejo. Atsimenu, kaip įstojom, bet turbūt svarbiausia, tai čia geriausia palyginti yra su posovietiniam valstybėm, kurios dar liko tenais ir ką mes galim. Tai čia tas turbūt yra svarbiausia. Tai kelionės, darbas su užsieniu, darbas su visko, žodžiu, visiška laisvė. Orientavimosi žaidime pėsčiomis pažink Kėdainius ir ES dalyvavo rekordinis skaičius komandų, net 28, nuo vaikų iki senjorų. Vyko žaidimas, kurio metu reikėjo rasti neįprastai daug lokacijų, susijusių su Kėdainiais, kažkokias tai istorijas pasakojančias vietos. Ir reikėjo rasti 27, kadangi ES mes turime 27 valstybės, tai 27 buvo lokacijos aprašytos, kiekvienoje lokacijoje reikėjo rasti raktažodį, slaptažodį, kuris atidarė klausimą apie vis kitą ES šalį. Tai būtent tai reikėjo daryti ir komandos tą darė, sekėsi labai įvairiai.
labai įvairūs rezultatai, nes ir dalyviai labai įvairūs. Buvo ir patrakusios močiutės dalyvavo, buvo ir stebėtinai jauno amžiaus, ta prasme, vaikai, visiški vaikai dalyvavo, tai dėl to rezultatai labai įvairūs. Atsiliepimai kol kas girdėjom labai geri. Sakė, labai įdomu, daug visko įdomaus naujo sužinojo. Kiek iš viso komandų? O komandų dalyvavo, mes čia taip truputėlį pasijuokėm, labai norėjosi gal irgi vėl vos neprisirišti prie tos skaičius 27, bet dalyvavo 28 komandos. Ir kas įdomiausia, pradžioje galvom, kad 27 vis dėlto finišuos ir viena komanda nefinišuos ir turėsime 27 komandų rezultatus, bet beveik pusvalandį pavėlavusi ir paskutinė dar komanda finišavo. Tai visi, kas išėjo, visi grįžo ir visi atidavė savo atsakymų lapelius, tai visų rezultatai buvo užskaityti. Keletą tokių punktų, kuriuos būtinai reikia pamatyti aplankyti. Aš gal asmeniškai pats labiausiai mėgstu tokius, kažkas įdomaus, ne tai, kas yra rodoma visiems aplinkiniam, visiems turistam, tai man asmeniškai labai įstrigo iš tikrųjų galbūt istorija Ulevičiaus medinių skulptūrų muziejaus, kas atrodo iš gatvės to visiškai negali pamatyti, bet paskaityti ir užėjus į vidų gali pamatyti virš 50, man atrodo, dabar jau tenais yra medinių skulptūrų, tarp kurių įspūdingo dydžio Žalgirio mūšio šachmatų lenta. Medinė, jinai, žmogaus dydžio tos pačios figūros yra. Pasimetęs tarp 27 punktų, visi įdomus, visi turi istoriją. Ir, vienas iš tų tokių, tai galbūt amatų centras, kuriame galima pamatyti tiek 400 metų senumo virtuvę, tiek ir tualetą. Ir patys darbuotojai juokiasi, kad būna dažnai žmonės atbėga ir klausia, kur čia tualetas? Ir mes jiem rodom, kad tualetas, o jie, ne šitas tualetas, mums reikia to tualeto, kuris 400 metų senumo, nes yra jau kažkur girdėję apie tai. Europietiškos dainos fiesta šventė ir dalyviams, ir klausytojams, o kai kam tai ir vieni pirmųjų pasirodymų scenoje. Smagu, kad mokytojos Salomėjos Štombergienės pradėta organizuoti fiestą populiariai ir šiandien. Šiais metais mes jau švenčiame 16 Europietiškos dainos fiestą. Dalyviai iš 10 rajono bei šalies formaliojo bei neformaliojo ugdymo įstaigų planuoja atvykti pas mus. Taip pat 15 muzikos bei užsienio kalbų pedagogų ruošia dalyvius. Labai džiaugiamės, kad šiemet ketina atvykti svečiai iš Tarptautinės Ukrainos mokyklos Šiaulių skyriaus. Tai iš tikrųjų, išskirtinis toksai dėmesys mums. Ir turbūt nelabai smagu, kad dėl tam tikrų priežasčių susirgus staiga, netekome kelių dalyvių, tačiau vis tiek džiaugsimės 21 pasirodymu. Mokiniai atliko dainas anglų, ispanų, vokiečių, ukrainiečių kalbomis. Skambės labai įvairios kalbos, dažniausiai žinoma anglų kalba, tačiau girdėsime ir ispaniškai dainuojančius mokinius, prancūziškai, ukrainiečių kalbos išgirsime. Pasak mokytojų, muzika gerina supratimą apie kalbą, o dainavimas tarimą praturtina žodyną. Tad ir užsienio kalbų pamokų metu vaikai, ypatingai jaunesniųjų klasių, mokosi dainuoti, klauso muzikos. Taip, dainavimas tikrai padeda, kadangi kada žodžiai rimuojasi, tai lengviau jos įsiminti. Tačiau daugiau turbūt dainavimu užsiima žemesnių klasių mokytojas. Mes truputį gal jau rimtesniais darbeliais užsiimam, bet tikrai mokiniai dainuoja, jie dainuoja tiesiog patys, nebūtinai pamokos metu. Ir tai iš tiesų padeda. Kėdainių ryto progimnazijoje nuskambėjo tradicinė europietiškos dainos fiesta, subūrusi atlikėjus ir jų mokytojus ne tik iš Kėdainių rajono. Aš manau, kad pirmiausiai tai mūsų fiesta išplito iš rajono iki šalies konkurso, ne konkurso, šventės turbūt reikėtų pasakyti. Džiaugiamės to, kad kiekvienais metais sulaukėme ne tik iš savo rajono mokyklų dalyvių, bet ir kuo toliau, to plačiau žinome esame ir atvyksta iš tolimesnių miestų. Kam to reikia, ką tai duoda? Bendravimo džiaugsmo. Tolerancija vieni kitiems. Taip, nes mes neateinam konkuruoti. Mūsų fiesta yra šventė ir mes čia sukviečiam mokinius tiesiog pasidžiaugti vieni kitais, nesiekti kažkokių, vietų, laimėjimų, o tiesiog pabūti kartu, pasiklausyti dainų, išgirsti įvairių kalbų ir tiesiog pabūti kartu.
Savaitgalį Kėdainių aerodrome vėl gaudė bolidai, nes čia vyko trasios atnaujinimui skirtas renginys ir drifto meistrų pasirodymai. Taip pat šou-off su gražiausiais Lietuvos automobiliais, o visi norintys galėjo pasivažinėti drift taksi. Bei buvo renkami gražiausi, garsiausi, išskirtiniausiai bei geriausiai modifikuoti automobiliai. Mes esame RR Team komanda. RR Teamas mūsų tas, kuris gamina ralio bolidus RR Team servise, tai mes tokius konstruojam bolidus, kaip matot, šis bolidas gali skristi. Jis turi rekordą šuolio per upelį, nuskridęs beveik 30 metrų, tai čia mūsų kūriniai. Šiek tiek aukštesni negu drifto bolidai, pavadinkim tik tai, kad iš amortizatorių. Ant 2 ratų važiuojama, gaila, kad vis tik tai iš vienos pusės gaila, kad neturim tos idealios dangos, ar ne? Bet mes to ir susirinkom, to ir atvažiavom čia surinkti lėšų tam, kad turėtumėm puikią dangą. Ne? Mes turim netgi dar paslėpę miniuką, kuris turi labai mažus ratukus. Ir tas miniukas netgi labiau skirtas neprofesionaliem lenktynininkam žiūrovam, kad galėtų vairuoti slystantį automobilį nedideliu greičiu. Bet čia gaila negalim šiandien paleisti, nes mums tos duobės išlaužys tiesiog tos ratukus, reikia lygesnės dangos. Bet aš tikiu, kad tokios gražios iniciatyvos kaip šiandien dėka, tokių renginių dėka, surinksim reikiamas lėšas ir turėsim tokią didžiulę aikštelę treniruotėm, mokymams, driftiniam, lenktyniavimui, viskam, čia viskam tinka, nes yra vietos wow. Turim didžiulę trasą, kurioje galim lenktyniauti, treniruotis, driftinti ir visokius tiek triukus atlikinėti. Na, turim didžiulę aikštelę, ar ne? Ne kaip prie parduotuvių driftinam. Renginys superinis. Nesitikėjau tiek daug užduočių ir toks atrodo, tikėjausi biškai kukliau driftas, čia susirinks, padriftinsim, bus linksma. O iš tikrųjų, kiek čia visokių renginių, kiek šou, triukų ir iš tikrųjų geriausias galbūt palinkėjimas tai atvažiavęs čia ir pamatyti, ar ne, kiek yra jaunimo, entuziastų, norinčių lenktyniauti, ar ne, ir tikrai tikiu, kad ir tie patys žiūrovai, kurie stebi ir žiūri tokias varžybas, jie patys nori lenktyniauti. Tai aš visiems noriu palinkėti, mes susimetam į tą dangą, nes tikrai be mūsų nieks nepadarys. Nu, tikrai nieks. Čia jeigu galim padaryti, tik tai mes, vienydamėsi, sumesdami ant tos dangos ir ją prižiūrint, naudojant pagal paskirtį, turėsim puikią vietą viskam. Taip, mes atvažiavom savus palaikyti, šeimos draugus, būtent iniciatorius viso šito renginio. Tai esam labai maloniai nustebinti, tai tiesiog tikrai labai palaikom, labai norėtume kuo daugiau tokių renginių sulaukti savo mieste. Iš tikrųjų, sutikom labai daug savų veidų ir naujų, tai tik didžiausias sėkmės ir tik į priekį, tik pirmien. Tai dabar laukiam eilės, dukra išvažiavo su drift taksi ir laukiam mano eilė, tai aš labai nekantrauju. Šiaip yra tiesiog nerealu, labai skatinu visus jungtis į šitą bendruomenę ir nelikti abejingiam, nes čia adrenalinas nerealus. Renginio organizatorius Paulius Petraitis minėjo, jog visos surinktos lėšos bus skirtos trasos modernizavimui, nes turint tokį nuošalų ir lenktynėms patogų aerodromą, jis nebuvo išnaudojamas, o dabar entuziastų dėka ši vieta taps ir automobilininkų, ir motociklininkų susibūrimo ir treniruočių erdve. Esmė tokia, kad neturim vietų, kur treniruotis, tai iniciatyva tą ir kilo, nes ir pats esu autosporto mėgėjas ir pats važiuoju driftę jau kokie 10 metų, plus mano sūnus irgi pradėjo užsiminėti driftu aktyviai, tai norėjom sukurti vietą, kur galima būtų visiems atvažiuoti tada, kada jie nori, nes visur kitur papulti yra labai sunku ir komplikuota. Tai ir kyla tokia idėja suburti žmonių bendruomenę, drifto bendruomenę, dragelio bendruomenę, kad visi susirinktų, tai visus autofanus, kad susirinktų ir kartu padarytumėm šitą ne organizatorių kažkokį, tai, o pačiam driveriui, kad būtų geriau. Tai va, tai ta idėja taip ir gimė, dabar jinai po biškį vystasi, bandysim naują asfaltą padaryti, reikia finansų, reikia sponsorių, jau dalį esam surinkę pinigų, pasižiūrėsim dar kiek iš šito renginio surinkom pinigų. Abonementai buvo pradžiai, dabar nežinau, jau įpusėjo jau čia tas sezonas, tai nežinau, ar verta dabar jos čia būtų pardavinėti. Bet jeigu yra norinčių, tai tuos didžiuosius, kur buvo po 1200 eurų, galim dar vis pasiūlyti. Tų mažesnių jau kaip ir nelabai apsimoka, nes vis tiek turėsim nuo asfaltą.
tai už 25 eurus į dieną važiuoti būtų gal biškį per pigiai. Greitai bus sukurtas Kėdainių aerodromo puslapis, kuriame bus sudėta visa informacija, o šiaip viską galite rasti pas mane Facebook'o arba Instagramo šitose paskyroje. Taip, Paulius Petraitis, tik tai Paulius su 2 A. Tikrai nustebino, labai daug žmonių, buvo didelė rotacija, daug žmonių atvažiavo, daug išvažiavo, bet čia ir buvo tokia esmė, kad kuo daugiau žmonių pavėžint, kad jie pamatytų, kas tas driftas yra ir kad prisidėtų prie mūsų svajonės visų bendrai driverių Lietuvos turėti gerą trasą, visiems lengvai prieinamą ir kad niekas, kaip sakoma, nekliudytų mums. Tai šita vieta yra be konkurencijos, tikrai pati geriausia, trūksta tik tais nuo asfalto dangos ir viskas bus. Ir viskas ruošiama tam, ne? Taip, ir viskas jau yra daug dalykų padaryta. Praktiškai po šito renginio, jeigu dar surasim papildomų pinigų, tai turėtų 2 kokias savaitės ir atsirasta danga. Kėdainių rajono savivaldybės meras Valentinas Tamulis sveikino greičio mėgėjus ir linkėjo, jog šis projektas pasisektų ir kėdainiečiai galėtų stebėti ne tik geriausių Lietuvos, bet ir pasaulio automobilininkų pasirodymus. Tai laba diena, gerbiami kėdainiečiai ir visi atvykę ekstremalaus sporto mėgėjai Kėdainių aerodromą. Na, šiandien dienai, kadangi mane Paulius ką tik tai pravežė ir leido, suteikė tokią galimybę įsitikinti to ekstremalaus sporto galimybėmis, o šiandien dienai matydamas tokią gausą aerodrome, tai aš noriu ir Pauliui padėkoti, kad tai, ką jisai užsiėmė ir tos visus vargus jo, kaip pasakyti, ir aš tikrai dušiai palaikau ir stengsiuos padėti, ką tik tai galėsiu, nes dar tų trukdžių visokių čia bus, kad būtų tai, ką nori Paulius įgyvendinti, bet matau jo akise užsidėkimą, tikiu, kad tai bus įgyvendinta, o šiandien matau yra žmonių, kuriems viso šito reikia ir džiaugiuosi, kad Kėdainių aerodromas atgyja ir čia geras garsas apie Kėdainius sklis ir iš aerodromo, tai sveikinu visus su tom ir linkiu, kad iki galo būtų įgyvendinta tai, kas sugalvota, o tai yra labai gera idėja. Sugalvota, kad ekstremalaus sporto mėgėjai, automobilių sporto mėgėjai turės galimybę iš visos Lietuvos ir ko gero tik jau bus laikas, kai ne tik iš Lietuvos atvyks į Kėdainių aerodromą. Tai ta gera žinia apie Kėdainius sklis labai plačiai, tai ačiū visiems ir ačiū Pauliau tau. Renginiai Kėdainių daugiakultūriame centre. Gegužės 7 dieną 17:30 min. Renginys skirtas spaudos atgavimo kalbos ir knygos dienai. Renginio programoje Vaido Banio, Kėdainių krašto muziejaus muziejininko pranešimas spaudos draudimo laikai Kėdainių regione. Gražiausių lietuviškų Kėdainių įmonių pavadinimų konkurso nugalėtojų pasveikinimas. Mokinių konkurso Mano įmonė lietuviškai nugalėtojų pasveikinimas. Modernaus lietuviško folkloro grupės Liberte koncertas. Gegužės 10 dieną 17 val. Koncertas Senosios Europos tautų melodijos. Atlikėjai Renata Dubinskaitė balsas, Chris Rubens gitara balsas, Remis Rančys saksofonai, fleitos, melodionas perkusija. Programoje senoji ir liaudies muzika, interpretuojama pasitelkiant skirtingų stilių jungtis. Bilieto kaina 7 eurai, senjorams ir mokiniams 5 eurai. Gegužės 11 dieną 14 val. Daugiakultūriame centre atidaroma tapytojų grupės Mėlynas menas paroda Meno horizontai. Atidarymo metu koncertuos Kauno rajono Domeikavos mišrus choras Versmė. Balandžio gegužės mėnesiais kiekvieną pirmadienį nuo 15 iki 17 val. Ir nuo 17 iki 19 tradicinių amatų centre Arnetuname vyks vytinių juostų audimo dirbtuvės, kurias ves tradicinių amatų meistrė Loreta Steponavičienė. Nuo kovo 27 dienos iki gegužės 12 Kėdainių krašto muziejuje veiks paroda Keliaujančios Ukrainos namų ikonos. Gegužės 13-15 dienomis Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje kūrybinio rašymo savaitė su rašytoju
14–29 metų jaunimui reikalinga registracija. Laimingi žmonės žiūri tai, ką nori. Lengvai ir paprastai. Jokių laidų ar papildomos įrangos. Net ir neturint televizoriaus, bet kuriame ekrane. Kad ir kur nukaktum, veikia su bet kuriuo internetu. 14 dienų nemokamai. Iškart parsisintus programėlę ir be jokių sutarčių. Baltikum. Prisijunk vos per 1 minutę.